Tai va mano trumpa apžvalga apie Lon-Cin keturratį. Aš šiaip nesu technikos žmogus ir aš važiuoju su mašina tol, kol jinai važiuoja, į garsus jokius nekreipiu dėmesio, dėl to truputį kitaip vertinu turbūt šitą techniką. Kas mane sekate, žinote, tai aš turėjau tokį National Geographic Suzuki Samurajų, tai jį naudojau, nežinau, malkom vežti dar kažkam, bet jisai pasibaigė, o tokio va, technikos ir neturėjau, tai atsiuntė man šitą keturratį dėl to, kad parodyti jį, kuo jisai naudojamas yra kaime, sodyboje, ką su juo galima nuveikti ir panašiai. Tai kaip matėte arba pamatysite, kaip sumontuosiu, realiai pats vienas su šitą priekabą susidėjau šitus kelmus rastus virtusio beržo ir vieną susivežiau. Tai gana paprastai kažkaip įvykdžiau tokią užduotį, kurios be keturračio realiai to vietoj tu niekaip nebūtum susitvarkęs, nes reikėjo davažiuoti, įlyst kažkur ir panašiai. Tai šitų klausimų, man atrodo, tokia technika turėti kaime, net tokiam žmogui kaip aš, kuriam šiaip važinėtis nėra smagu ir aš jo nematau kaip pramogos tokios, tiesiog po mišką važinėti, bet naudoti jį kaip įrankį, tai man atrodo yra, nėra pakeičiamų, nepakeičiamas dalykas tiesiog. Man dar pridėjo dar vieną priekabą, kurią galbūt panaudosiu vėliau, tai parsivežti nuvirtusi visą rastą, kadangi šitas beržas jau buvo supjaustytas, tai vežėm jį kaladimo, turiu kitą priekabėlę tokią kurasių, tai bus labai įdomu pabandyti. Ką galiu pasakyti apie plasmasės, realiai plasmasės nulūžo per pirmus važiavimus miške, tai manau, kad plasmasės papuošimus šitus turėti, jeigu važinėjai keliu, kažkur žvyrkeliu gal ir apsimoka, bet realiai tai kiekvienas rastas, kiekviena šaka kažkokia aplaužia man čia ir tą priekį ir šoninę tą plasmasę. Toliau, nežinau, kuro atvežė man su pilnu baku, tai kuro dar yra pilna, neįsivaizduoju čia kiek jis ir jie turbūt labai mažai. Turiu daiktadėžę, kur čia susidėti šiuo atveju va, mečetę, kirvį, turiu pirštinės. Čia įsistato benzo pjūklas. Iš esmės aš dabar šitą įrankį pamačiau kaip traktorių labiau gal. Traktoriuką tokį, kur galima kažkaip naudoti į ūkyje. Tai va, žiūrėsim dar, bandysim. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Viso geriausio.